Ką prasideda mūsų kelionė į Palangą. Va 36 aikštelė, 8:50 autobusas atvyks. Nikolė laukia jau. Tai? Laukia autobusą? Va, bilietas kainuoja 25,50. Nikolė nori pažiūrėti? Taip, 8. Tai va kiek tašių. Pilnas soliukas tašių. Vienas tempiu viską. Nežinau, kiek čia važiuoti, 4,5 valandas. Va, mūsų autobusas turbūt atvažiuoja, ar ne? Ne, čia kitas. Mūsų turbūt va ten. Jo, va ten, geras autobusas gražus. Svarbu tualetas būtų, jeigu vaikas norės. Va, koks. Jo, iki Palangos. Tai gerai, važiuojam į vaiko reabilitacijos centrą. Palangos Gintaras, 20 dienų. Įsijungsim ten jau gal, arba kelioniai dar. Gerai viso. Jo, tai atvažiavom į Raseinius. Autobusas mūsų stovi į Palangą. 15 minučių pertrauka. Nikolė va išėjo pasivaikščiot. Bet jau važiuosim to į Nikolę toliau. Mažai liko čia. Tai va, šiaip gerai viskas. Patogus autobusas. Gerai važiuojam. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Into the car, on the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tell me. Jo, tai labą dieną dar kartą visiems. Esam Palangoj. Atvykę ir filmuosiu tokį trumpą apžvalgą, atsiliepimą apie Palangos vaikų reabilitacijos sanatoriją Gintaras. Tai va, atvykom su dukryte. Nikolė, einam ten. Jo, tai atvažiavom iš tikrųjų iš Vilniaus. Šiandien yra vasario 11 diena, 2025 metų, antradienis. Tai atvažiavom pagal siuntimą gydytojo reabilitologo. Jo, tai dar truputį prieš istorijos. Tai dukrytei 4 metai, nuo 3 metukų, kai pradėjo lankyti darželį, tai iš tikrųjų pradėjo nemažai sirgt. Pirmus metus ten gal pusę
Pusę laiko buvo darželį, pusę laiko turbūt prasirgo. Dabar jau 2 metus lanko darželį. Ir, reiškia, 24 metais kovo mėnesį buvo pirmą kartą plaučių uždegimas pas ją. Antibiotikus vartoja. Išsigydė ir dabar neseniai 25 metais čia sausio pradžioje antrą kartą. Tai tokiu atveju, čia nežinau, šeimos gydytoja parašė siuntimą Šeškinės poliklinikoje. Ėjom procedūrų savaitę gydytis, bioptroną, uadą. Tai kiekvieną dieną vaikščiom, tai biškį padėjo, pagerėjo ir, reiškia, po procedūrų ėjom pas skyriaus tą vedėją, šeimos reabilitacijos skyriaus ten tą specialistę, vedėją ir gydytoja parašė siuntimą reabilitacijai. Tai siuntimas galioja nuo išrašymo dienos 2 mėnesius, tai per tą laiką reikia susirasti kažkokį reabilitacijos centrą ir galima važiuoti gydytis. Tai šiaip gali parašyti, kiek žinau, nuo 18 iki 20 dienų, iki 22, tai mums parašė 20 dienų. Tai iš esmės tų reabilitacijos centrų yra gana daug. tą visą sąrašą galima susirasti ligonių kasų tinklapį ten. Ten galima išsifiltruoti pagal miestą, pagal TLK kodo tą diagnozę susirasti. Tai jeigu jum, nežinau, ten virškinimo trakto, nervų sistemos, ten nosies, ausų, gerklės, dar kažkokią diagnozę, tai galima pagal diagnozę susirasti, kurie reabilitacijos centrai teikia tą gydymą. Nu, tai pas mus kvėpavimo takų. Tai tų reabilitacijos centrų gan daug yra. Bet iš esmės turbūt, kiek skaičiau, pagrindiniai domėjusi, tai yra 3 populiariausi. Tai katytė per kelią. Tai yra Abromiškis netoli Elektrėnų, yra Druskininkuose Saulutė ir yra Palangos Gintaras. Tai čia jau tokie grinai, kur teikia vaikų reabilitaciją, o ne ten kažkokį miksą, ten suaugusiem ir dar kažką. Tai daug skaičiau, tų atsiliepimų nemažai, reitingus žiūrėjau. Tai nežinau, pasirinkau, Palangą atvykom, Palangos Gintarą. Tai ten gal Google reitingas ten vienas iš geriausių, gal 3,8 tuo metu buvo, kai žiūrėjau. Abromiškise gal 2,6, o Saulutė gal buvo 3,6. Tai va, tai tą siuntimo gydytoja paprastai parašė, nežinau, čia forumuose skaičiau, kad ten visi ten prašo, neduoda jiem, ten vos nekyšius duoda, nežinau. Mums labai paprastai parašė ir gydymas, sanatorija ir tiek. Tai dabar čia reikia susirasti įėjimą, gal va ten turbūt. Tai reiškia, su siuntimu 20 dienų vaikų yra viskas nemokamai, procedūros bus paskirtos, maitinimas 3 kartus į dieną, o man kaip lydinčiam asmeniui irgi kaip ir nakvynė, viskas nemokamai ir pietus suteikia. Pusryčiai, kiek žiūrėjau, kainuoja, jeigu nori nusipirkti 4 pem ir vakarienė 5 pem, man atrodo. Tai ten pasižiūrėsiu po to pagal situaciją, ar reikės man, gal tik vakarienės reikės, nes mano vaikas toks, kad po jos dar reikia davalginėti. Tai va, tai po to apsigyvendinsim, nufilmuosiu
pasakysiu, kokį kambarį gavom. Tai dėl maisto ten irgi ten prisiskaičiau, vieni rašo ten sūrų, kitiem šis be skonio, tretiem o dieve kaip skanu, nu tai čia kiek žmonių, tiek tų nuomonių. Tai visiems neįtiksi, tai faktas, kad maistas čia tikrai nebus čia šašlykai, krevetės ir krabai kokie nors ten sibirietiški. Maistas turbūt panašaus tokio tipo subalansuotas, mityba, dieta, panašiai turbūt kaip ligoninės. Tai man toks maistas visai neblogai eina. Tai čia pats sveikiausias maistas. Tai va. Nu, kad į tai einam, pavargai jau turbūt. Tai važiavam iš Vilniaus 4,5 valandos su autobusu. Bilietas kainuoja 25,50, o už vaiką nepaėmė nieko. Nes 4 metai iki 7 metų, jeigu vaikas papildomos vietos neužima, tai mokėti nereikia, šiaip 5% nuolaidą, bet kadangi pustuštis autobusas, tai sakė, nereikia mokėti. Čia gal kokią vasarą, kai važiuoja visi į Palangą, ten kiekviena vieta jiems svarbi, tai nesadinsi vaiką 4 valandom ant kelio. Tai turbūt gali paprašyti sumokėti. Nu tai va, čia turbūt pagrindinis įėjimas. Gerai, kažką atsiminsiu dar. Informacija, kam bus naudinga, kas važiuos, spręsi kokį sanatoriją, tai va, tikiuosi bus naudingas video. Padėkit laiką, patiktuką, pasidalinkit, prisirašykit prie kanalo. A mes einam. Taip, kad įdė? Einam. Tai va, apgyvendino mus. Nikolė laiminga. Tai parodysiu biškį, gavom, ką žinau, čia turbūt plius minus visi panašus kambariai. Tai va, yra televizorius. Tai yra, čia yra tualetas, va. Paprastas, normalus veidrodis. Jo, čia dušo kabina. Neik, sušlaps kojas tau. Jo, tai viskas popieriuko yra. Čia pasišildyt, karštas, jo. Tai va, čia viena komoda, viena lovytė ir kita lovytė. Staliukas, pora kėdučių, balkonas su vaizdu į kažkur tai kelią. Oras tai labai gražus, nežinau. Pas mus Vilniuje šiandien važiavom, viskas apsnigta, tamsu, saulės nėra, o čia šviesa. Debesėlio beveik nėra. A, jo, nu ir spinta tokia, tai čia viršui. Paprasta. Ir jo, čia jau pakabinu. Ir tokia čia susidėt daiktam. Tai viskas, ko reikia, yra. Virtuvėlė yra bendra. Toliau koridoriai. Koldūnų? Tu čia eisim toj valgyti švedišką stalą. Paragausi, gal ten ir bus ir blynų, ir koldūnų. Jo, tai virtuvėlė bendra. Ten yra šaldytuvai, virduliukas, mikrobangų krosnelė, man atrodo. Tai reikia panašiai kaip ligoninė, jeigu savo maistą turi, susidedi, įdedi popieriuką ir kambario numerį parašai, kad nieks nesusipainėtų, kieno maistas. Tai va, tai šiaip kokia procedūra atėjo, pradžią reikia nueiti į registratūrą iš karto prie įėjimo. Užregistruoja ir šalia kabinetas ten priimamasis slaugytojas. Tai gydytoja, kuri užregistruoja, kad atvykot, užeinat, pamatuoja ten ūgį, svorį, temperatūrą, spaudimą, deguonies kiekį ir užpildai krūvą popieriukų, gal kokius 5. Tai sutikimas, registravimas. Sutikimas dėl duomenų naudojimo, dėl to, kad tave čia gali dar nufotografuoti netyčia kokiam renginukė, tavo nuotrauką patalpinti.
Tai galit sutikt, nesutikt. Ir viskas. Tada iš ten gavom kambarį antram korpuse, antram aukšte. Palydėjo čia mus, parodė viską ir yra kiekvieno aukšto korpuso slaugytoja bendra. Tai atėjom pas ją, jinai ten irgi užpildė, paklausinėjo, tada nusintė pas gydytoją. Nuėjom pas gydytoją, gydytoja irgi ten viską apžiūrėjo, paklausė širdelę, plaučius ir paskyrė tas procedūras visas. Tai bus sudarytas grafikas tų visų procedūrų, ten nemažai tų procedūrų, kokias 6-7 turbūt į dieną. Jeigu pavyks kažką pafilmuosiu. Ir tada grįžom vėl čia pas slaugytoją, jinai jau sudarys tą su laikais grafiką ir mums atneš. Jo, ant pietų šiandien nespėjom, bet gavom vakarieniai 2 talonus, tai Nikoliai, kaip ir sakiau, nemokamas maitinimas, o man tik pietus. Tai eisim dar pavakarieniauti, sakė švediškas stalas. Tai duoda tokias apyrankės, va, čia valgyklai, tai reikės turėti. Ir va, 2 mūsų pakvietimai, raktas va toks va. Magnetukas skirtas liftui išsikviest, o čia kambarį. Nu, šiaip pirmas įspūdis gan neblogas. Tai va, tai nežinau, įsijungsiu dar vėliau kažkiek. Nespėjom daiktui išsikraut, Nikolė piešė savo. Aš tai čia dėlioju, čia pilna, man spinta vien Nikolės drabužių gavosi. Čia dar maistas. Čia va sumuštiniai su lašiša. Pačio daryta. Su buljonu irgi. Vaikas ne kad po kelionės miegot, tai piešia savo toliau. Ir klausia, kada prie jūros eis. O šaunuolė. Taip? Tai va, atnešė, sudarė procedūrų lapą mums. Tai iš viso yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skirtingos procedūros. Tai surašyti laikai, tai kineziterapija, kontrastinės vonios, emocinių įgūdžių užsiėmimas, bioptronas, masažas, haloterapija, čia druskų kambarys ir bazinė kineziterapija. Tai ir surašytas visas grafikas, kur kokia procedūra ir kelintą valandą. Tai iš ką matau, tai mes iki kovo 3 dienos galim būt. Kovo 3 iki 12 valandos reikia išsikrausti. Tai procedūros praktiškai kiekvieną dieną, po 5, po 6 procedūros, netgi šeštadieniais, kiek matau, yra vasario 15, vasario 22, 2 ir kovo 1 viena. Sekmadieniais tik nebūna visai procedūrų. Tai va, su tokiu grafiku ir su pusryčiais, pietum ir vakarienė čia gaunasi, kad praktiškai turi bėgioti. Ten pirmin atgal spėt valgyti ir eiti procedūras. Bet paskutinė procedūra būna 13:20, nežinau kiek ten tęsis, bet ko gero jau 2 valandą gaunasi, kad procedūrų nuo 2 nebūna, o vakarienė nuo 5 valandos prasideda. Nu, dar pavakarėje yra ten 15 minučių prieš 5. Jo, ir nuėjom, užsiregistravom maisto, buvom 2 aukšte, tai jo, tai didelė salė, švediškas stalas, paaiškino, kaip valgyt, kad vaikas valgo pusryčius, pietus ir vakarienę, o tas, kas slaugo, tai tik pietus. Bet galima nusipirkti pusryčius ir pietus.
Tai sakė, jeigu neišsiperki, tai ten kokius, jeigu ateini vakarienę, tai dėt tik vaikui, o ne taip, kad abiem pavalgyti. Tai nežinau, tikriausiai gal stebi. Tai va, tai Nikolė va laiminga, žaidžia. Tai vis klausia, kada prie jūros eisim. Žaidžia, piešia, energijos, tai... Tai va, tai tikiuosi dar kažkam naudinga bus tokia informacija. Jo, tai primenu, kad pas mus pneumonija, plaučių uždegimas. Tai aišku priklauso nuo tos diagnozės, nuo TLK kodo, su kokia diagnozė atvažiavot, pagal tai jums atitinkamai ir procedūros paruoš. Čia yra ir baseinas, mačiau, ir visi dar kiti dalykai, tai mums paskyrė tokius. Va, padariau aš kokį perstatymą, sujungiau 2 lovas į vieną. Uždėjau visas antklodės, paklodės. Nikolė va jau vakarienės to eisim. Nu, bet taip bus patogiau. Rozetės iškart šalia. Iš vienos pusės yra, čia yra iš kitos. Dviese vaikas vis tiek vienas nepratęs miegot. Taip? Tai va, su tete sujungiau iš 2 mažyčių lovų, padariau 2 gulė vieną. Tai va. Eisim pavalgėt ir ką, norėsi dar prie jūros ar nenorėsi? Norėsiu. O dar turi jėgų? Iš kur pas tavę tiek jėgų? Daug labai. Daug labai? Va tiek va. O kiek čia? 6 labai daug. Ai, 6, gerai. Baigiau viską, išsidėliau viską, tu į maistą iš šaldytuvo kažką nueisiu nunešiu. Sriubos pavalgė vaikas, sakė skaniai labai, atsivežiau termose. Skaniai sriubytė, su lašiša pavalgysiu su muštiniais. Skaniai? Sakė, dar tokios daryk. Va, jau čia televizorius veikia. Nu va. Gerai. Nežinau, gal biški dar gausis vakarienės pafilmuot, kaip sakant, pirmos dienos vakarienė. Tada viską sumontuosiu, įdėsiu kaip pirmos dienos apžvalga. Tai va, kam bus naudinga, tai spauskit like, klauskit kažko, jeigu nežinot. Šiaip visa informacija, pasakysiu dar vieną tokią, kaip sakant, dabar tik viskas kol kas teigiama, bet vienas gal neigiamas buvo punktas toks, kad užsirašiau, procedūras mes Šeškinės poliklinikai baigėm sausio 20 dieną, aš iškart nuėjau pas gydytoją, jie iškart išrašė siuntimą, tą 027A formą, kuri leidžia, sukelia į tą spis, kaip ten tą sistemą, nežinau, kur elektroninės pažymos e-sveikatoj, ten, tai žodžiu, kur 2 mėnesius galioja, galima registruotis į bet kokią sanatoriją. Tai jinai užpildė, tą pačią dieną aš atėjau namo, pradėjau ieškoti tas sanatorijas, žiūrėti, skaityti apie Saulutę, Abromiškės, Gintarą. Tai kai nusprendžiau, kad į Gintarą, irgi tą pačią dieną aš po pietų paskambinau, užėjau, yra tinklapis Gintaro sanatorijos, šitos reabilitacijos centro. Ir ten pagrindiniam puslapį yra 3 numeriai, yra informacija apie paslaugas, registracija ir kažkas tai dar ten registracijų keitimas, gal kažkas panašaus. Tai, šiaip visa pagrindinė informacija apie visas ten paslaugas teikiamas, taip toliau, viskas yra Gintaro puslapį. Tai va, tai ten buvo tas numeris registruotis, aš paskambinau to numeriu ir iškart pakėlė darbuotoją, padiktavau asmens kodą vaiko ir praktiškai viskas per kelias minutės užregistravo, skyrė laiką.
Jo, mes baigiam sausio 20, aš norėjau vasario 10, čia būtų pirmadienis. Tai pirmadienį sakė, vietų nėra, antradienį yra vasario 11, nu tai aš sutikau vasario 11, tai viskas užregistravo. Ir, nu ir viskas, laukiam mes to laiko ir vakar, vasario 10 dieną, aš pradžioj galvojau važiuoti su mašina, bet po to pasižiūrėjau, kad čia nuo autobusų stoties iki to Gintaro yra 1,2 kilometro, nu, žodžiu, 15-20 minučių kelio. Nusprendžiau važiuoti su autobusu, tai pradėjau žiūrėti tvarkaraštį autobusu. Ten vienas yra ryte labai ankstyvas, ten vienas su persėdimu, gal ten 5 ar 6 valandas. Nu ir 8:50 buvo man kaip tik ir atvykimas 13:30. O mūsų užregistravo pirminiam vizitui pas gydytoją, čia irgi 13:30 laikas. Tai gavosi, kad nu, biškį vėluosiu, kokį 20-30 minučių. Valgyk. Tai norėjau paskambinti, tiesiog pasiklausti ar nieko tokio, nes ten pas jos tinklapį informacija parašyta, kad ten būtina atvykti netgi anksčiau, ten 10-15 minučių, ten. Arba ten gyva eilė tada gali būti. Arba šiaip ten, man atrodo, tik registruoja iki 3:30. Tai žodžiu, tai norėjau paskambinti ir pradėjau pirmadienį vasario 10 skambinėti ir visą dieną negalėjau dasiskambinti. Skambinau vienu numeriu, kitu numeriu, trečiu numeriu ir prašome palaukti, visi konsultantai užimti ir taip dasiskambinti per visą dieną, kokį 20-25 kartus skambinau, taip ir nepavyko dasiskambinti. Tai biškiai susinervinau, šiandien ryte jau bevažiuojant autobusu dar parašiau elektroninį laišką jų elektroniniu paštu, kad mes vėluosim, važiuojam su autobusu iš Vilniaus, kažkur ten 30 minučių pavėluosim, ar nieko tokio. Nes, nu, visko gali būti, aš tai pratęs kažkaip įspėti, tai parašiau laišką, irgi jokio atsakymo negavau ir jau bevažiuojant, nežinau, kokią 11 valandą gal dar nusprendžiau paskambinti tų bendrų numerių ir pakėlė darbuotoją ir tada pasakiau, o jį pasakė viskas gerai, nu, nieko tokio ten, tiesiog gal pasislinks tą eilę, gydytojai priims. Nu, tai va, toks biški momentas, kad, nu, ta prasme, nežinau, nuo ko čia priklauso. Vieną dieną jūs galite dasiskambinti iš pirmo karto, iš pirmo skambučio, o kitą dieną skambini 25 kartus ir nieks nepakelia ragelio. Tai. O šiaip beje registruotis ir internetu galima, jeigu tą pirminę darot registraciją. Aš tiesiog norėjau, kaip sakant, papildomos informacijos. Tai va, tai čia toks dalykas. Šiaip kol kas viskas gerai, vaikui patinka. Yra čia žaidimo aikštelio aplink ir bus šitos veiklos užsiėmimo. O laiminga valgo, to eisim vakarieniauti. Tai va, tiek kol kas. Virtuvėlė va bendra kriauklė, mikrobangė, virduliukas yra ir šaldytuvų. 1, 2, 3, 4, 5. Ir gėlytė. Ir tokios kortelės. Tiesiog, kad vardas, pavardė ir kambario numeris užsidedat šaldytuvo, kad nieks nepaimtų. Aš uždėjau mūsų. Nu ir va, gali ateit pasišildyti, vandenį užsivirti. Nikolė tikrina šiukšliadėžę, ne? Labai gražu. Einam valgyti. Tai va, vakarienė pas mus. Nikolė gavo plovo, bananą, sūrio porą gabaliukų, melioną ir arbatą. Va, pažiūrėkit, kiek žmonių. Ir vien moteris. Va, Nikolė valgo. Aš čia kaip vienas šitas. Aš vienas vyras tarp moterų. Tai man nedavė vakarienės vis dėlto, nors sakė priklauso vakarienė. Nu, pikta, labai pikta čia vadovė. Nors per pietus atnešėm 2 lapukus, parašė ir man ir
Aš pavalgysiu, katytė, valgyk tu. Tai va tokia vakarienė. Ai, dar buvo galima pasirinkti iš arba žemaičių blynai, arba plovas. Tai va. Labas rytas. Toks jausmas, Palanga dar naujais metais gyvena. Visur šviesutės, žibintuvėliai. Tai va, Basanavičius. Einam, vaikas nori jūros vis tiek pamatyti visą dieną. Tai kiek čia, be 10:07, va anšlagas koks, antradienis, va kiek žmonių. Eik į priekį, Nikolė. Vieną Nikolę. Tai va, tuoj darysim. Jo, beje, durys sanatorijai užsidaro 9 valandą. Tai tos pagrindinis įėjimo. Atsidaro 8 ryto. Tai jeigu nespėjat grįžti, tarkim, iki 9, nu tai ten yra numeris parašytas, ten gal kažkiam budėtojui ir sargui galima skambint, gal įleis, bet šiaip geriau spėti. Kas dar? Žmonės sėdi. Tai va, čia mums neblogas dar gabalas prasieiti ir atgal po to grįžti, nežinau, gal su taksi grįšim, pažiūrėsim. Širdelė rodo. Tai gerai, daeisim, jeigu iki jūros, jeigu kažkas ten matysis, dar įsijungs. Nu, beveik atėjom iki jūros. Ir va čia prie pat apžvalgos ratas. Kažin veikia, ne? Bet jeigu stovi, gal veikia. Gal galima bus nueiti. Bet Nikolė gal baisu bus. A tau baisu, Nikolė, būtų tokiu pavažiuot? Ar baisu? Ar norėtum pabandyti? Gal ir norėtum? Kas tave sustabdys? Va, pažiūrėk, kokios čia kabinočkos. Įdomu. Gal jis čia šiaip iki vasaros stovi, bet turbūt neapsimoka jam iki vasaros stovėti. Gal veikia savaitgalis, jaučiu. Faina. Aš kada atsimenu, vaikas dar buvau. Tai čia didelis buvo atrakcionų parkas šitoj vietoj. Ojei, va čia bėda. Einam. Nu gerai, va jūra. Nu, kaip ramu, visai vėjo nėra. Nu, tikrai keista, tikrai galvojau, kad čia bus. Nu, žiūrėk, Nikolė, jūra. Nu, daug susidarom nuotraukas padarėm.
Daug nuotraukų padarai? Va girdėjai, kaip pošia. Nu ne, kur ta upė? Čia jūra, čia Baltijos jūra. Aišku, nieko nepamatysim. A? Šuniukai atsirado iš kažkur, žiūrėk, du. Draugai, tai. Nu, iki galo neįsim, ane? Ten tiltas. O tai viskas, grįžom. Iš prie jūros buvom. Kiek čia po 8, jau 10. Jau sušilau. Jau mergaitė sakė, jau sušalo net. Nu toloka čia paeit biškį. Jo, bet dar jėgų turi, va dar papiešt, piešia savo toliau. Tai va, tai dar tokia procedūra, kad rytais vakarais reikia pas slaugytoją savo aukšto ateit, temperatūrą pasimatuot, tai va, nuėjom pasimatavom. Ir viskas, grįžom į kambarį. Tuoj biškį apsiprausim, gal kažką dar užkasim. Nori valgyt, Nikolė? Taip. Va, tai va užką. Koldūnų, sakė, nori koldūnų? Nėra. Tai va, tokia ir pirma diena čia gavosi. Nu, šiaip pavargau ir aš. Nemažai čia praėjom mes. Ne, mes daug ėjom. Va, televizorius. Čia va dar pafilmuosiu. Kam įdomu, susistabdykit, paskaitykit taisyklės. Ir čia. Tai va, dar papildomai biškį info jums.